Ei, Turdo garaž. Užeinam. Sveiki, aš Giedrius Šenkus. Užeinam į mano garažą. Ačiū, dabar taip. Tai mano garažas yra ne garaže, o bute. Mes jį vadinam skladuku su Paulina. Turėjo čia šitam kambariukė kažkas kitas galbūt būti, bet taip nutiko, kad čia yra praktiškai vien dviračiai. Čia turim 6 dviračius iš viso. Vienas Paulinos, visi kiti mano. Ir taip pat čia yra mano darbo kambarys. Va, čia gimsta visi dviračių renginiai. Nusprendžiau per daug neapsikrauti daiktais, nes vietos nėra labai daug. Ne garažas. Tai jokių remontavimo įrankių nėra ir taip toliau. Tai patikiu viską tos savo srities specialistam, profesionalam, kad jie sutvarkytų. Linkėjimai Povilai Kupstaitį, Veloklinika. Šitam skladukį praktiškai yra jau būtiniausi tik tai dalykai. Tai yra apranga, kažkiek minimalistiškai detalių, yra batų daug yra pridėta, vitaminų dėžutė. Ir viskas, stengiuosi tiesiog per daug čia daiktų nesugrūs, nesu didžiulis daiktų mėgėjas. Sveiki, susirinkę vėlėjai! Dar turim įžymų į Velopiko stiklainiuką ir, detalės, mikrofonai, praktiškai viskas čia susijęs su dviračiais. O mano šmutkės. Žieminės šmutkės, čia vasarinės, čia tokios jau proginės labiau sudėtos, dvirkų reikalai. Prieš pirkdamas paieškok čia. Tai mano vienas pirmųjų dviračių, iš tikrųjų turėjau dar 2 dviračius, kurių čia nėra, tik tai, aš toks pastovus bičas. Pirmas mano dviratis buvo plentinis Pinarello iš Tomo Vaitkaus, davė pavažinėti ir mane įtraukė į tuos visus dviračius. O antras, nes irgi iškart buvo nusipirktas šitas Focus Black Forest aliumininis MTB iš Mariaus Ratkevičiaus su 650 €, manau. Dabar parduočiau už labai panašią kainą, iš tikrųjų, ačiū Dievui nepardaviau, nes jisai anksčiau buvo lenktyninis, dabar patapo mano kasdieninis dviratis arba winterbeateris žiemą. Dviračiai gyvenimą atnešė naujų pažinčių, faina chebra, labai faina laisvalaikį, o šiaip overall happy. Kartočiau. Kitas dviratis čia Paulinėlės Gravelis, Orbea Terra, bet dabar mes buvom išvažiavę biškį pasivažinėti į svečią šalį, tai uždėjom plentinės padangas. Žiauriai fainai, žiauriai gerai rieda ir labai Paulina patenkinta, universalus dviratis. Ir įdomus dalykas, kad Orbea leidžia užrašą savo pasidėti, tai Paulina didžiulė vyno mėgėja, tai kur mano kava. Jo, tai prieš lenktynės labai paprastai išmokau iš Elijaus avižinius dribsnius, pilno grūdo ir jogurto. Užsiraugi tokį, subrinksta. Ir tada sueina labai geras. Ir aišku, kavos tada. Svarbiausia nueiti tuliką. Jeigu nueini tuliką ant rimto prieš pat lenktynės, žinok, seksis labai gerai. Automatiškai. Esminis dviratis yra Sworks Kriuksas. Žmonės sako, kad vienas geresnių dviračių. Toks geras benchmarkas, bus įdomu palyginti su kitais. Nuvažiavęs jau daugiausiai šituo dviračių kilometrų, bet tik visai nesenai aplenkiau pagal kilometražą tą patį Focusą ir patį savo pirmą dviratį Pinarello. Apie 12 000 kilometrų esu numinęs. Ir kas iš tokių dalykų, aišku, keista biškutuką, kad priekyje vis dar yra laidai čia išlindę. Nežinau, kada Specialized tvarkys šitą dalyką. Galim pareklamuoti lietuvišką produkciją, scenos ratai. Tikrai labai fainai, niekaip neužmušu, bandau jos primušti, sutaręs su Šarūnu Dumkausku, kuris tuos ratus stato ir vysto, kad jeigu jau aš juos sulaužysiu, tai man jisai pakompensuos. Tai 3 metus laužau, ant visur niekaip nepavyksta. Esu įdėjęs vieną kartą kamerą Paulinai pakeičiau, kai prakiuro padangą, tai labai didžiuojasi tuo. Visiškai ne mechanikas. Kitas pretendentas Orbea Orca Aero dviratis. Žodžiu, kas faina, kad Orbea duoda custom išdažymą pasidaryti. Manau, visai pavyko išlaužti gerą spalvų gamą, nes gamintojas net pats įsidėjo mūsų darytas nuotraukas Ryčio Petrausko. Tai fainas dviratis, labai gražus ir greitas. O čia mano MTB, fullas, 2 amortizatoriai, Lee Coogan Crossfire 428. Jį turiu
4 metus gal, bet tai yra mažiausiai nuvažiavęs kilometrų dviratis, 2200 kilometrų, tik tai, nes, atsirado gravelis ir kas MTB viskas, su juo tikrai fan, kur esu važiavęs 2 ar 3 kartus, tai į Lenkiją, Lenkijos kalnus, prie Čekijos sienos, ten atsiskleidžia jau pilnai šitas dviratis, tai jo stichija tenai, Lietuvoje, taip, išvažiuoju kartais į MTB, į Rogainingą su to pačiu Ryčiu, o paskutinis ir buvo sudalyvavimas su juo senos ratai. Man įsimintiausias paskutinis raidas buvo, kaip mes čia Vilį išplukdėme Elijau labas per treniruotę. Buvo labai fainas, vienas toks šviežiausiai dabar atsimenamų. Taip, dirbu. Šitas seniai naudotas. Dviratis irgi virš 10 000 nuvažiavęs, custom paintas, custom nudažytas dviratukas, Skotas, iš tikrųjų pirkau jį su ten defektėliu, kuris buvo, aišku, ten viskas normaliai sutvarkyta ir nusprendžiau jį perdažyti, nes buvo šlikščių spalvų. Šiaip išėjęs yra epizodas, kur aš ten jį visą perdažinėjau, taip toliau. Tai ką, fainas oldschoolinis dviratis, tai atrodytų nieko ypatinga, 2016 metų dviratis, senas, bet Ispanijoje ant keletos downhillų turi top 10 laiką, tai turbūt visai nieko geras dviratukas. Supratau, kad lakas, kaip nulakuota, visgi gamyklinis yra gamyklinis, kadangi čia custom paintas, tai yra kažkur čia, žinai, pasilupę, bet labai nepergyvenu, nes čia grinai asmeninis mano dviratis toks jau, kuris ir liks, Nežinau, ar pardavinėti jį, ar nepardavinėti. Šiaip viskas čia gerai. Elektra. Tai čia, kodėl ratai skiriasi, matom. Tai vibreikų dalykas ir stabdymai Ispanijoje nuo didžiulių kalnų. Tai tiesiog vienas ratlankis priekinis sprogo, nes priekinis daugiausia apkrovos tenka jam. Tai ačiū Dievui sprogo labai minimaliai, aš net nemačiau, tik jaučiau, kad toks darosi. Į bike shopą pakeisti padangų, sako vyras, čia pas tave jau visiškai prastai, kai užputinėjo, jisai tada toks išserdė visas. Ispanas meistriukas sako, aš turiu ratlankį, davė tokį, ką žinau, tai ir pasilikau, toks visai fun. Alio, aš tai namuose esu. Tai gerai, atėjom, man tik persi. Kaip tik baigiam filmavimą, ačiū Dievui. Tai va, puikiai, ačiū uždėmesį, chebra, iki, viso gero, varykit.